Sveiki gerbėmėjai. Noriu šiandien vakare įrašyti jums video. Labai svarbi tokia žinia, kurią aš manau tikrai turėtų žinoti mūsų pirkėjai, mūsų klientai. Būtent apie tai aš jau senai truputį prieš tai, kurį buvo video, aš truputį šnekėjau. Ir dabar jau, kaip sakoma, faktai pasitvirtina kai kurie. Ir dabar jau šiandien gavom iš GRI atstovų, kad prekės GRI gamintojo, tai bus ir kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras vanduo, nuo kovo 10 brangs 8%. Tai kad manau, kad čia tik pradžia, ta prasme pradžia padaro GRI gamintojas, kuris padidina kainą, didins kainą, dar yra aišku, kiek mes dar turim, apie 10 dienų, plius minus. Tai kad kas norėjo įsigyti, aš jau kai kuriems klientai, kurie svarstė pirkti ar nepirkti įrangą, ar palaukti kažką tai vėliau pažiūrėti, tai aš jau parašiau tokią laiškelį, pasakiau, kad tokia yra situacija ir jeigu jūs planuojat pirkti, tai siūlyčiau nupirkti dabar. Ir kadangi aš nelabai noriu, kad jūs taupytų pinigus. Ta prasme, man labai toks yra tikslas, kad būtų patenkintas klientas, kad įsigytų prekių už gerą kainą. Ir dėl to aš jums parašiau, kad jeigu jūs spėsite iki 10 dienos nupirkti kovo mėnesį, tai jūs taupysit pinigėlių. Ir jeigu žiūrėsim, sakysim, multisplitą kokį žmogus pirko, tai pirks, sakysim, tai apie 100 eurų galės sutaupyti. Ta prasme, nebus jums brangiau po kovo 10, tai pabrangs tos prekės automatiškai, kadangi atstovas ir gamintojas kėlė kainas, tai automatiškai visur kainos padidės ir čia faktas. Tai o jeigu, sakysim, oras vanduo, šilumos siurbliai GRI, monoblok ar split sistema, tai ten, sakysim, jeigu ten 4000 eurų kainuoja įranga, tai mes galim paskaičiuoti, kad kažkur tai apie 300 eurų ta įranga, 300 eurų, gal iki 400 eurų ta įranga, 300-400 eurų ta įranga pabrangs. Tai aš manau, 300-400 eurų čia tikrai tokie, kaip sakom, galima sakyti, pinigai. Ir žmonėms tie, kurie planuoja įsigyti įrangą, nes aš manau, dabar tik prasidėjo GRI kelti tos kainos, bet iš savo patirties, kaip buvo po tos koronos, taip įpapėjęs tas buvo, tai kai pradėjo tas augti tą infliaciją, tai žinokit, mes nespėjom kelti tos kainos, kadangi praeina 2 savaitės, atstovai jau atsiunčia naują kainyną, praeina tam porą savaičių, vėl atsiunčia naują kainyną. Tai žinokit, mes labai daug skiriam laiko, kadangi turim elektroninį parduotuvę ir turim didelį pasirinkimą prekių, tai reikėjo, ta prasme, pastoviai kas porą savaičių peržiūrėti tos kainos, keisti kainas, tai tikrai užimdavo ir laiką, ir pastangų ir visą kitą. Tai kad aš manau, kad irgi čia tik pradžia, tai papėja, kad čia tik vieno GRI viską neapsiramins, kadangi matom, kokia yra situacija, geopolitinė situacija pasaulyje, kad yra, kaip sakoma, muito karas toks vyksta, Amerika padarė su kitais šaliais, prasme, su Kanada, su Meksika, dabar su Kinija, dabar grėsė ir Europos Sąjungoje, kad pakels muitą 25% visoms praktiškai prekiams iš Europos, tai kad ir dabar nusmuko, ir Amerikos birža nusmuko, staigiai ten $500 milijardo prarado. Ir nusmuko euro kursas dolerio atžvilgiu, bet aš manau, kad čia bus smūgis ne tik Europos Sąjungai, bet smūgis bus Amerikoje, jeigu Europos Sąjunga susivienys, jeigu jie pradės ieškoti savo partneriais, sąjungininkais, tai tokie kaip Kanada, Turkija, Japonija, Australija, Didžioji Britanija ir kitos šalys tokios didelės kaip Meksika, Brazilija, Argentina. Tai tikrai Europos Sąjunga, aš manau, galės lengviau praeiti visą šitą nesąmonę, nei pati Amerika, kurie apsisuks aplink save, kaip sakoma, priešais, išskyrus Rusiją ir Šiaurės Korėją. Tai kad aš manau, kad su Rusija, Šiaurės Korėja ten labai didelį biznį nepadarysi. Tai bus kaip bus. Tai kad aš įspėju iš anksto, gerbėmėjai, kad gali būti tik ne tik GRI, bet kitą mėnesį, artimiausias gal ir kitą mėnesį, kovo ir balandį mėnesį kels kainas ir kitas gamintojas.
Tai, kad jeigu jūs turit pinigų, gerbėmėjai, jeigu jūs apsisprendėt kažką tai pirkti, atnaujinti savo namą, renovuoti namą, tai nepraraskit, kaip sakoma, papildomų pinigų ir nupirkit viską laiku. Aišku, dabar oras vanduo truputį, kaip minėjau, yra tokia problema, reikia palaukti įrangą, bet kol kiti dar nepakėlė kainą, jūs gal kovo mėnesį, aš manau, į skyrius GRI gamintojų galėsite jau dar Midėją kokią, Nordis, kitų gamintojų, gauti dar senesniam kainom ir, kaip sakoma, nesumokėti, nepermokėti kokį 300, 400, 500 eurų. Tai, kad linkiu visiems stiprybės, kaip sakoma, gerų pirkinių, geros nuotaikos, iki sekančių kartą, iki.